jau eina įrašas. Nu, aš tai galvoju, kad vienas tokių raktinių elementų nenumot ranka į nakvynės, kaip čia nakvojimo įrangą, taip pavadinčiau. Nes tas išsimiegojimas ir miegas yra labai svarbus, ypač naktį atsistatyti po, sakykime, to tempo, po žygim. Todėl labai svarbu šiltas miegmaišis ir labai gerai pramastyti, nu, ką tu užsidėsi tai nakvyniai, kad bent jau aš susidūriau su tokia problema, kad žodžiu daug sluoksnių labai, kai neturi kažkokios geros įrangos, tada turi priverstas esi rengtis ten 5 kelnes, ten 10 ten maikių. Tai tas labai neefektyvu, nes ryte labai ilgai krapštytis reikia, kol išsikrapštai, tai sušalsi, kol išsikrapštysi, o vakare, kol viskas susirengi, tai vėl toks nemalonumas, vėl kol susirengi, sušalsi, ten persirenksi. Tai va tą reiktų labai pramastyti. Nu tai gerai, tai ką kitam žygiui, kaip tu kitaip padarysi? Nu, aš sistemą tą gal pasirinkčiau, kaip tu darysi, vat, tas geras pukinis miegmaišis ir toksai, ta sistema su tokiu viršutiniu to apvalkalu, tokiu plonu, nu dar vienas sluoksnis plonas. Tai man atrodo gan patogu, nes mačiau, kaip pats ir persirenginėjai ten užsisegęs tam sluoksnėje, žodžiu, viską pasidarai ir išlendi jau gatavas ta prasme, kad jau jo, iš kokono. Vienu žodžiu, reikia gero miegmaišio, geriau pukinio, taip? Gero miegmaišio, jo pukinio ir išorinio sluoksnio. Jo, išorinio sluoksnio, nes labai drėksta ir, nu, gerai, o tada kitas klausimas, o kaip dėl batų vakare vaikščiojimo, ką nors keistum? Nu, dėl batų, jo, keisčiau, aš tiesiog arba imčiau veilokus, jeigu niekur eit nereikėtų, sakykime, manau, kad veilokai būtų optimalu, o jeigu reiktų eit, nu tai aš tos PVC turbūt geresnius pasirinkčiau, nes tą, ką aš turėjau, tai sunkokie vienas dalykas, o antras jie nėra per daug šilti, tai, nu, vat. Gerai, o ten striukė, pūkė, kepurė, pirštinės, ką nors apie tai nori pasakyti? Tai dėl pūkės, tai aišku, reikia, kiek leidžia finansai, geriau vieną, bet šiltą, aš 2 turėjau, bet ne šiltas, tai, nu, man buvo šaltoka, reikėdavo ten kombinuotai su 2, tai su 1, tai geriau vieną gerą. Nu, dar merino galbūt Vilnos pasirinkčiau kokį megztinį gerą, papildomai. Ir, nu, kas čia dar? Aš tą kailį kažkiek tais galvoju naudot, tai gal, sakyčiau, ant tos vat šturminės striukės prisisiūti tą kailiuką ant kapišono. Geras daiktas, kaip lapės uodega. Nu, lapės arba usurinio šūrio kailis gal dar geriau tik. Ilga plauka gyvūnų. Jo. Nebebra. Nu, kas čia dar gali būti, kaip ir Nu, lapės. kepurės ten viskas tvarko. Ai, va dar mačiau, turėjo kažkas taip, palauk. Vasilijus. Jo, lyg Vasilijus turėjo, ar ne Vasilijus. Nu, nesvarbu. Turėjo tokį antsnukį, žodžiu. Jo, kažkuris turėjo. Žodžiu, ne balaklavą, nes kai užsidedi tą balaklavą, žodžiu, nu, taip. Tai bėda kame, kad tu, reiškia, ten tiek prikvėpuoji, kad nuolat drėksta nosis ir va šita dalis ir paskui ją labai stipriai vėjas nugaidina, nupučia, skaudėt pradeda. Tai ten kaupėsi drėgmė po tą balaklavą. Arba užsidedi akinius ir akiniai būna visur. Tai vat mačiau Vasilijus ten apės ten tą antsnukį tokį specialų turėjo su skylutė tokia, kur ventiliuotųsi. Tai va, nes šiaip veidas ganėtinai stipriai šalo nuo vėjo, kai kada, tai va čia irgi ten patobulinčiau dalyką. Gerai, tai tada okei. Op. Aivaras miegojo apie miegojimo drabužį, minėjo apie miegojimo drabužis ir nepasakė iki galo, tai mano miegojimo drabužiai buvo termikas ir miegmaišį pukinį lendo ir išorinis miegmaišis. Kai buvo labai šalta, šitą pukę užsiklojo. Viskas, visi drabužiai, miegi ramiai ir ilgai. Tai tu ką kišdavai į vidų, dar pukę? Ne, pukę ant viršutinio. Užsimesdavai. Jei buvo 30 jau ten tas, virš 20 šalčio, tai tada pukę užsimesdavo dar.
Bet tu ant čia mesdavai ar ant kojų? Tai nesvarbu. Šalta jo ant dubens. Ai, aš turėjau tiesą tokį sijonuką, bukinį, kurį Nerijus sakė pareklamuoti jam ateičiai. Tai aš su juo miegodavau, jo, tą dabar prisiminiau. Jis buvo skirtas miegojimui, bet šį žygį pasiteisino vaikščiot lauke apie palapinę, kuistis, nes labai gerai nuo vėjo toks sijonukas. O kaip jį pagaminti, jau Nerijus žino ir visi kiti žino. 3, aha. Aš tai to sijonuko labai norėčiau važiuojant, kaip pučia ir košia vėjas, nes visur kojam nešalta, niekur nešalta, bet užpakaliu visur tai šalta. Tai aišku, yra ten, aš esu mačiusi jau toje Austrijoje, bet tikrai reikia turėti, nes kai negali visur vienodai prisirengti, atrodo. Tai tas sijonukas tikrai yra... Taip pat tau reikia pastorinimo per užpakalį. Per užpakalį tikrai reikia pastorinimo. O iš priekio ar iš galo? Tai sijonukas atsai Iš tuo visur. dėkingas, kad jis išsprendžia. Tai va, tai šitas, paskui dėl to antsnukio, tai ne, aš irgi neturiu variantų, vis tiek ten aš turėjau ir tą kaukę, ir su visais flisais bandžiau žaisti, su buffais bandžiau žaisti, ir vis tiek viskas apgaruoja, apšala, ten suledėja ir, žodžiu, vis tiek kažkaip tai, bet aš nemačiau to Vasilijaus, net nežinau, ten to gero varianto, tai nežinau, ar jisai veikia. Paskui batai, tai mano buvo biškai planokai, bet šiaip tai įranga aš turėjau, ačiū Dievui, labai gerą. Ir tai dėl to negaliu skųstis, o rogė su standžia jungsimu. Geras daiktas. Kas jas gamino? Ačiū sapnai. Tai va, ne. Rogės gerai, slidės gerai, miegmaišis gerai, stora pūkė reikia kuo didesnė, iš tiesų nereikia ten imti savo dydžio, jeigu kažkas pirks. Ai, dar turėjau tikrai per daug to asmeninio maisto, tai ten jeigu buvo paskaičiuota žmogui, kad 500 gramų asmeninio maisto, tai ką žinau... Bendro maisto buvo paskaičiuota 850 gramų. Ten 300 buvo vėrimo grubiai. Ir 6 dienų žygiui buvo stipriai per daug. Stipriai per daug. Ta prasme, aš nežinau, dėl to, kad vieną, kad aš prisirinkau tų saldumynų, jie paskui užklysto, nebenorėjau iš jo žiūrėti, tai gal dėl to, bet per daug, iš tiesų, nes labai kaloringus mes imam tuos užkandžius tam visokie riešutai ir, tada, aišku, pagal kalorijas sprendžiant, manau, kad nereikia 500 gramų. Nu gerai, o tai kokį tu imtum maistą kitą sykį? Priklausomai, ar būsiu vegetarė kitą sykį. Ai, dar labai, žinai, kas gerai, šitie antkeliai, žiauriai gerai. Ta prasme, be jų viskas būtų daug prašiau. Antkeliai beveik taip pat gerai, kaip stambiai imtis. Gerai. Tai va, ne, antkeliai labai svarbu ir gerai. Tai viskas. O pavyzdžiui, tai reiškia, reikia normalių batų. Tai mano batai buvo tikrai super tie nauji, tai nerealūs iš viso. Tikrai galės, Kūras rekomendavo, Alfas, tai tuos imkite. Po vakare batai. O vakare mano buvo truputėlį planokai, tai tada galima spręsti tais pašiltukais labai neblogai. Bet tokiam vakarui įmesti batą, jie gana dideli, tai tikrai jie taip pašiltukai padeda. Kas yra pašiltukai? Tai tokios pagalvėlės, tokios kažkokios. Tai bet jų aš, pavyzdžiui, neturėdavau žygį anksčiau, tai labai manau, kad sprendžia. Kiek turėjai dabar? Aš neišnaudojau, tai gal tik tai 2, bet tas jų turėjimas labai ramina, žinai, kad jeigu kažką, tai va, pašiltukai pasikeitė. O kepurės, pirštinės, termika... Aš kepurės neturėjau, aš turėjau tik tai buffą, kapišoną, neturiu aš, tai va. Ne, dėl to neturiu aš jokių. Okay. O miegojai tu ant kokių kilimėlių? Ai, pripučiamas tas termoresto storas, pripučiamas ir dar vienas kilimėlis. Tai aš tikrai dabar viską šilčiausia, ką galėjau, nes žinau kaip. Tai tikrai tik tai pripučiamo reikia būtinai. Vieną pripučiamą? Bent jau man, vieną pripučiamo, vieno to paprasto garmoškės tos. Ir tada tikrai nesijaučia šalčių iš žemės. O termosą kokie ėmei? O termosą, nežinau, koks buvo namuose. Litrinė ar kokį? 7,50 aš neišgerdavau, bet čia labai asmeniška, tai manau, kad kitiem ir litro neužtenka. Okay. Nu, dar pasakyk. Nepamirškite šaukštelį pasiimti. Okay. Labai svarbu man buvo atradimas apie maistą. Bet iš Nerijaus pusės. Žodžiu, vėlgi,
labai neblogas dalykas yra atkreipti visgi, pasistengti su tuo maistu, kadangi tas šaltis daug energijos atima ir kad organizmas palaikytų normalią temperatūrą ir jėgas atstatytų, tai reikia gero maisto. Tai todėl dabar galvočiau, kad aš neskubėčiau pirkti ten saldainių visokių, ten pakramtukų ir taip toliau, o labiau rinkčiausi tokį natūralų maistą. Nu, pavyzdžiui, aš sužinojau, kad medų galima imti, kad galima mėsos prisidžiovinti labai geros prisipjausčius, nebūtina imti ten sunkiai virškinamus lašinius arba rūkytas dešras, o galim paruošti tokios vytintos geros mėsos, lengvai virškinasi. Tada nustebau, kad duona yra, reiškia, nedžiovinta, geriau imti, o imti, normalią šviežią duoną, kubeliais tokia susipjaustyta. Ir dar vienas dalykas, taktika to valgymo, reiškia, kad praktiškai kiekvienu sustojimu kažką tokio angliavandenių, o tokių kaip, sakykime, tas medus arba ten medus maišytas su kažko, mačiau, ten buvo pas kažką. Žodžiu, tokio greitai energijos duodančio maisto. Jo, gėliukų neimkit, nesušąla ir labai daug šiukšlių. Taip. Tiesa, va dar nustebau, kad sviestą mačiau ir darius ir pats Nerijus, reiškia, tiesiog kando gabalais, nes aš iki tol galvojau, nesąmonė imti sviestą, jis sukietėja. Tai kandi gabalais, vienu žodžiu, ir su ko nors užsikandi. Labai liuks, nes irgi gerai greitai energijos priduoda. Žodžiu, kiekvienu prisėdimu tokio kaloringo maisto pasipildai, kaip degalų užsipili. Ačiū, darykit kaip Nerijus. Jo, šitas tai labai geras, aš tikrai dabar į tą atkreipsiu dėmesį. Anksčiau net ką susimesdavau ten saldumynus, dabar jau ne. Viskas gerai. Viskas man buvo labai gerai ir labai geri batai, labai ačiū Nerijui. O pūkė gera buvo tavo? Kokia gera. Vidutiniškai ačiū Rūtai. O vakare tu su kokiais batais vaikščiai? Su šitais irgi. Parodyk. Peršala kojas. Čia ne batai, čia kažkas. Čia žiemos sniego batai. Labai Sniego. geri. O iš ko jie padaryti? Kas ten viduj vidinis batelis? Jo, čia yra toks porolonas apdengtas celofanu. O apie pirštinės, ką nors gali pasakyti? Kepurė pirštinės? Aš turėjau čiuožiau su tokiom ir jos buvo labai geros. Kažkaip man nieko tai pasakė. O ką ėmė iš maisto? Asmeninio? Žinai, gyveni su jais. Sūrio ir veganiškos dešros, kuri buvo sušalus ir neskani. Tas kūdikis yra gėlė. Ai, neskani? Vienu žodžiu, reikia susipjaustyti iš anksto. Tai aš ją susipjaučiau, bet ne vis tiek sušalo. Ai, sulipa. Reikia supjaustyti ir sukišti kažką į tarpus. Sudėti labai Taip, tu gali pasakyti. Pasakyt, tai nieko gero. Neimti. Tiesiog neimti veganiškų. O tai ką tada tu imtum vietoj tos dešros? Nu, iš burokėlių. O ką tu ėmėjai? Aš ėmiau sužinimo, duonos, džiovintų daržovių, labai skaniau. riešutų ir batonėlių jau. Ai, batonėlių. Ir kokį maistą suvalgė ir koks liko? Suvalgiau daugiausia riešutų ir sūrio, liko labai daug duonos ir batonėliai beveik visi. Ačiū. Tai čia labai daug jau viską pasakyta, tai aš manau kilimėlį gerai turėti vieną, pripučiamą ir kitas, kuris išsilanksto, ant kurio gali stovėti, persirenginėti ten batus ir panašiai, patogu būti arba sėdėti virtuvėje, kai valgai, tai tokį kilimėlį, paskui termo kažkokį, maistui kaip indą, termosinį, tai pats neturėjau. Termolėkštę. Termolėkštę, kažkokį užsukamą termosą maistą, jo, aš tokio neturėjau, tai ateityje noriu turėti tokio. Toliau... O kodėl? Kodėl tau tokio reikia? Kad šiltas maistas išsilaikytų ir, tiesiog ilgiau, nes labai greit vėsta, tai būna, kai šalta, ne visada ten atbėgi būtent tą akimirką, kai įdeda ir, atvėsta dalimis ten kažkokie, jeigu stovi ant sniego, ten apačia atvėsta. Tai tiesiog išlaikyti. Galima net ir užpilti iš ryto makaronus, aš nežinau, kažkokius bomžpakį turėti pietums, jeigu norėsi, suvalgysi. Arba parneši nesuvalgytą vakarienę, pusryčius, gali sėdėti
kad neišmetinėti lapių, nekankinti avižom. Tai toksai. Toliau, nežinau, ar kažkas jau pasakė, bet aš turiu tai pasakyti, negaliu tylėti. Standi viltis yra labai geras išradimas, linkėjimai operatoriui ir Gadeikiui. Ten, žodžiu, jokių nusiskandimų iš tikrųjų neturiu, svorio neturiu, nejaučiu, kad kažkoks minusas. Ant manęs kai kabotas, nesijaučia. Vienintelis kartas, kai nugriuvau, tai buvo, kai atsisukau pažiūrėti, kas už manęs eina. Tai va tas vienintelis parvirtimas. O šiaip labai, gera sistema, iš tikrųjų, stabili. Tai pirmas kartas buvo pabandytas ir norėsiu tą kartoti. Dar turiu skelbimą, turiu pakinktus irgi noriu gerus. Tai jeigu kažkas norės, rudenį perkam iš Varūstės, ten būna nuolaidos tas Jodo penktadienio. Ir dar ką, aš turiu žinutę, dar vienam žmogui turiu žinutę. Dar jeigu tu žiūri šitą filmuką, tu susipjausi pagaliau tą sūrį ir dešras šitam sekančiam žygiui, kad nenešiot tuščios dėžutės ir sušalusio sūrio visą žygį. Viskas, ačiū. Ir Jurgai, pasakyk tą patį, parsiveža galvo. Geriau sūrio nei. Vasilijau, tu? O tu gali gal arčiau biškai? Garsas. Okay. Tai dėl drabužių. Iš esmės man pasiteisina, aš turėjau keletą termo maikučių, Merino Vilnos. Tai šitas dalykas man pasiteisina, nes galėjau jas kaitalioti ir jeigu kažkurį vieną sušlaptų ir man reikėtų jas greitai išdžiovinti, tai aš galėjau pakeisti ir turėti sausą. Taip pat aš turėjau apatinius termo, tai čia grinai vienus naudoju dienai, kitus naudoju nakčiai. Arba kartu jas užsidėdavau, tai irgi tas pasiteisina, nes naktis nebuvo šaltas. Kelnės visą laiką tos pačios, iš Decathlon, labai gerai, patogu, kažkokių problemų nebuvo, yra papildomas vėdinimas. Dėl striukės galbūt šiek tiek man vėl buvo sunku su pūkiniam striukiam, dėl to aš buvau pasiėmęs paprastą sinteponinius pamušalą ir man tas buvo daug geriau negu pūkinė ir aš galbūt netgi jie daugiausiai ir naudoju. Tai gal kitam kartu aš norėčiau turėti didesnį sinteponinį, nes jos netaip pūkai sukrenta, bent jau mano atžvilgiu. Pūkinė nors ir lengviau, bet galiausiai kai pūkai sukrenta, tai nieko gero ir nėra tos šilumos, kurią norėčiau turėti. Paskui pasiteisino turėjimas vieno plono, vieno storo flyso, bet kitam kartu aš tikriausiai visai norėčiau turėti 3 flysus, nes kai vienas užlampa, tai tada labai sutinka jį atvisinti, ypač jeigu nėra šiltos dienos, kada galim būtų kažką perkrauti arba išdžiovinti. Paskui turėjau keletą pirštinių, plonų ir storas, tai viskas tas pasiteisino. Storos pirštinės grinai vakarui ir plonytės pirštinės įimui. Ir dar turėjau pirštinės over pirštinės ant viršaus, kurios buvo gerai, jeigu stiprus vėjas ir šalta. Tai irgi Apie savo šitą kaukę papasakok. Dėl kaukės, šiaip iš esmės, man atrodo, tokia pat turi ir Jurga, bet tikrai buvo geras variantas, nes duodavo kvėpuoti ir sukurdavo mažiau garų. Tas variantas buvo tikrai super. Tik tai aš gal pasakyčiau, ko aš norėčiau kitam kartu, tai aš nusiskušiu ūsus. Kai jie visą laiką apšala, tai ne kažką ir aš jaučiu, kad čia paskui daug sunkiau yra. Tai aš mielai nuskušiu bent jau ūsus, barzda viskas cool, bet su ūsais man atrodo geriau būtų mažiau, nes tikrai apšalo ir čia paskui eini ir sunku valytis, kai gal netgi reikėtų plikai nusiskusti, tai iš jūs pasakyti. Tai iš tos pusės. Miegmaišiais turėjau du sintetinius miegmaišius, vienas plonesnis, kitas storesnis, jokių kažkokių problemų nėra, gal tik norėčiau, kad jie būtų didesni šiek tiek. Tai vat irgi galbūt... Kad storesni būtų? Didesni, daugiau vietos viduj. Ten, kai jau įlendu, tai jau tos vietos pagal ūgį man gerai, bet jeigu aš turiu flisą užsėdėdu, tai man jau gal šiek tiek mažiau. Bet šiaip tai vat viskas ok. Turėjau kilimėlį irgi termarėstinį suviniotą ir pripučiamą, bet pripučiamas buvo paprasčiausias vasarinis kilimėlis, tai tų dviejų kilimėlių kombinaciją aš nejutau jokio šalčio ir man puikiausiai užteko. Praeitą kartą, kai aš ėjau, aš turėjau tik tai vieną kilimėlį termarėstinį, kuris susisuko arba harmonika, tai tas buvo šalta, bet kai su bent jau paprastu pripučiamu, to visiškai užteko. Taip pat naudoju pašiltukus. Pašiltukai
tikrai man patarnavo, ypač jeigu aš norėjau greitai išsidžiovinti drabužius, tai tiesiog užsidėdavau, kad pradžiovinti, taip pat iš ryto dėdavau į batus, kad šiek tiek atitirpinti juos prieš dedant ypač slidinėjimo batus. Tai vat man praeitais žygiais buvo taip, kad kojos šalo, šio atžvilgiu viskas daug mažiau. Pasiteisino Nerijaus pasiūlyti batai, super žieminiai batai, kaip Yeti vadinasi, Del Maro, tai labai gerai, viskas super. Taip pat turėjau ir turistinės kojinės, kurias galėjau kombinuoti, vienas slidinėjimo, kitos nešiojimo, tai tas viskas buvo fainai. Kas nepasiteisino, tai yra per daug maisto. Sakyčiau, mes turėjom labai sočius pietus ir vakarienę. Ir paprastu metu mums kaip ir galbūt nereikėjo tiek daug tų dalykų imti. Galbūt kitam kartu aš visai mielai paimčiau termo maistiniai, kad galėčiau kažką užplikyti arba tų pačių makaronų, kad dienos metu kažką jau skysčio šiek tiek daugiau gauti. Taip pat gerai turėti galbūt 2 termosus, nes vieno kartais ir pritrūkdavo. Tai va, tai ir tiek. Papildymą galima? Aha. Tai aišku, geriausia kokią kelnes striukės tos, kurias turi, bet jeigu yra galimybė, tai ne šturminės kažkokias, o kurios prasisega, vadinasi ten po pažastys, kelnes, kurios, kaip samosbrosai, ten tiesiog, kurie galima reguliuoti šilumą. Tai tokias geriausia būtų Su užtrauktukais šonuose. Šonuose su užtrauktukais, kad nekaisti, neprakaituoti tenais viduj, nes tiesiog tas ne taip lengvai po to pasišalina. Ta saulė ne visada šviečia. Ir pūkiai irgi, kokia turi, aišku, ta geriausia, bet jeigu yra galimybė, tai bent kad užpakalį uždengtų kažkokie šiek tiek papildomų tų 15 cm, tai pasiskolinti ar dar iš kažkur. Tai va, tai toksai mano. Trumpai. Davai. Man reikia batų kitų, spaudę plastikai ir striukė šiltesnė, pūkinė. Ir kaip ir viskas. Megasai, tu trečią megasą nusipirkai, ne? 3 sintetinius. Ne, 2 sintetiniai su užvalkalu, sočiai. 2 kilimėliai, 2 megasai, o pūkinė tik geresnė. Ir batai kiti, kad netrintų. Ėjimo batai. Plastikai tau nepaėjo. Mėlynės. Jo, sumušė mėlynės, skaudu buvo 2 dieną, 3 dieną skaudu eiti. Skausmas toks jau buvo nemalonus labai. O šitą apie pirštinės, ką nors? Man geriau daugiau pirštinių, nes jos sušlampa nebeišdžiūna. O taip tai labai flisą ilgai laikė, paskui pasikeičiau sausas, kitokias biškinį, žieminės su pašiltuku. Ir būtinai didelės tos kumštinės, kada vėjai košia kažką, didžiosios tai turi būti bent tiek didelės, kad ir įlystų ir mažoji pirštinė į vidų. O apie maistą ką nors? Per daug pasiėmėm saldumynų, labai gerai avienos konservai man, su verdančiu užsipili vandenį, sriubytė, buljonas ir mėsa buvo stiprus pavalgymas. O tu taip darai? Jo. O kokio maisto nesuvalgiai, koks liko? Saldumynai ir vaisiai džiovinti liko. O ką iš saldumynų nesuvalgiai? Šokoladai. Žodinėjo, ėjo kas, sūrį turėjai? Jo, sūris ėjo. Sūris, duona, lašiniai. Duonos minimaliai. Kažkaip labai sočiai geri buvo, pusryčiai būdavo ir vakarienė, tai kažkaip ir pietus. Ir riešutai su razinom ir valgės. O tų džiovintų vaisių nelabai ant sniego. Nori arba stipriai, arba riešutų. O termoso kokį tu ėmei, tau užteko vandens? Aš neatsimenu, ar ten 0,7 ar litrinis, bet man užteko. Gal litrinis. Paprastas. Kad viskas daugiau taip kažkaip. Termopodelis labai pasteisinęs iš anksčiau jau. Tai va, bliuduko nemanau nereikia termo, nes rankos pasišildo, kai pošia laikai. O į inviestą vis tiek per tą laiką suvalgai,
kol šiek tiek atvėsta viskas ten. Nežinau daugiau ką, viskas normaliai. Okay. Nu, davai. Tai jo, aš turėjau termosą litrinį, užteko man ir dienai, ir vakarui, bet aš nusipirkau mažiuką sriubos ar košės termosiuką, kurį užpildavau košę, tai tas labai gerai buvo visą žygį. Turėjau makaronus, kitą kartą imčiau įvairesnio užpilamo maisto, ne vien tik makaronų. Tai vienu žodžiu, tu nusipirkai maistinį termosą puslitrinį ir jį prisidėdavai... Užpildavau makaronus, ten būdavo gal, puslitrinis, ar 0,4 yra, nėra pusė litro. Bet aš pildavau ten maždaug 0,2. Ai, pusė. Pusę maždaug užsipildau tos košės, bet esmė šilto maisto valgymas labai didelis pliusas. Tai aš šį žygį praktiškai nevalgiau lašinių. Liko lašiniai visi. Vieną dieną turėjau lašinių, kad tiesiog pažiūrėt, kaip tas yra skirtumas. Tai, šalti lašiniai yra irgi dar skirtingai, manau, nuo Aivaro geras dalykas, bet aš tada nieko kito nevalgau, tik tai lašinius tą dieną. Tai tada dar norėjau apie duoną, kadangi aš duoną ėmiau ne džiovintą ir mano duona buvo naminė. Prieš išsivežant aš ją laikiau ant stalo 3 ar 6 dienas, kad jinai biškį drėgmę atiduotų, išgarintų tą drėgmę. Ir tas mano buvo pakankamai toks geras pasirinkimas, nes jinai visiškai nebuvo sušalus. Aš ją galėjau ir atsikasti, ir atsipjauti, ir, žodžiu, tai nustebęs. Tu ją nepjaustytą ėmei? Ne, nepjaustytą. Visą kokį kilogramą aš buvau paėmęs ir dar dabar turiu. Nesudžiuvo, neperšalo, o turėjau baldišką duoną, biržų duoną, toks kepaliukas, tai sušalo 3 dieną. Ir dabar aš jį laukiu, kol atšils ir tada suvalgysiu. Tai su naminė duona tikrai pasiteisino variantas. Biškį ją padžiavint, aš irgi galvojau. Visą kepalą ją džiavinu ir jinai, aš ir namie taip ją padžiavinu. Tada duona... Pauzę padaryk, aš kažką